Perspektyvus jaunuolis, jaunas jūrininkas iš Marselio buvo susižadėjęs su gražiaja savo mergina Mercedes ir planavo savo gražią ateitį. Tačiau draugų pavydas ir išdavystė padarė taip, kad jisai buvo neteisingai apkaltintas, išduotas ir patupdytas į kalėjimą čia, Ifo pilyje, kurioje kaip tik aš šiuo metu esu. Vienutėje jis praleido visą eilę metų, kuomet vieną dieną išgirdo garsą ir jo celėje pradėjo judėti vienas akmuo ir atsidaręs toks akmuo, iš už jo pasirodė seno vyro galva. Tas vyras buvo vardu abatas Farija. Vyrai pradėjo kartu bendrauti, abatas išmokė jaunuolį visko, ką mokėjo, ir fizikos, ir matematikos, ir kalbų, ir istorijos. Tačiau vieną dieną abatas Farija numirė ir jaunuolis ėmėsi tokio gudrybės triuko, užsisiuvo lavontmaišyje vietoj to abato ir kalėjimo prižiūrėtojai tą lavoną išmetė čia, kaip tik visai šalia per bortą, už per sienos į jūrą ir tokiu būdu jaunuolis pabėgo. Kas buvo toliau, jūs visi puikiai žinote. To jaunuolio vardas buvo Edmonas Dantesas ir vėliau jis tapo garsus kaip grafas Montekristas. Per 16 dienų aplankęs visą eilę miestų, nuvažiavęs daugiau kaip 3600 km, aš atsidūriau čia, galutiniam savo kelionės taške, tai yra Ifo pilyje prie pat Marselio, pietų Prancūzijoje. Ir dabar su malonumu vaikštau ir grožiuosi šitais vaizdais, šituo šiltu oru, šitą žiūriu savo šitą visą susilvėlusią galvą. Už manęs tiesa skraido sraigtasparniai, plaukioja policijos valtys, vyksta olimpiados varžybos kažkokios tai burlentininkų. O aš atvykau aplankyti garsiosios Ifo pilies, kurioje vyksta didžioji dalis veiksmo grafo Montekristo romane. Tai buvo galutinis mano šios kelionės tikslas, tai yra aplankyti šią pilį, pasižiūrėti, kas inspiravo Aleksandrą Diumą parašyti šitą romaną ir kaip visą tai dabar įsivaizduojama. Kameros, kuriuose buvo laikomas Edmonas Dantesas ir abatas Farija, tarp jų yra tikras tunelis. Kiek čia tame tiesos, kiek tame išmislo, istorija nutyli, tik šitie akmenys žino tą tiesą. O aš, jaučiuosi labai laimingas. Labai man smagu, labai man gera, kad aš galų gale savo šitą svajonę, savo vaikystės knygos svajonę aplankyti šitą pilį galų gale įgyvendinau. Ir, dabar pradedu jau žiūrėti kelionę namo. Manau, kad per kokias 6 dienas aš grįšiu. Dabar važiuosiu jau šiek tiek į Prancūzijos šiaurę, link Lyono. Galbūt kabinsiu Ženevą, kažkiek tai Šveicarijos, tada lėksiu dar į Vokietiją, į Bambergą. Ir ten jau vietoj spręsiu, ką daryti, ar važiuoti Kylį ir praplaukti namo su keltu, ar tiesiog per Varšuvą, per Lenkiją parvažiuoti namo. O aš dar čia pasimėgauju, pasidžiaugsiu, žinokit, kalba šiandien nesiriša, nes emocijos tikrai plūsta, tikrai man čia labai jautru. Ir tada ačiū visiems už dėmesį, ačiū visiems už palaikymą, o aš jau žiūrėsiu, kaip man čia judėti toliau. Linkėjimai visiems iš Marselio, iš Ifo pilies, ačiū ir iki.